Ištrauka iš Nijolės Naujokienės knygos 100 gyvenimo akimirkų. Rinktis galima. 97 metų psichologė Edith Eger, išgyvenusi holokausto siaubą, rašo: Jūs negalite pakeisti to, kas nutiko. Negalite pakeisti to, ką padarėte ar kas buvo padaryta jums, bet galite pasirinkti gyventi dabar. Ir taip ir ne. Aš nemanau, kad gyvenimas tai yra tik pasirinkimų laukas, kur paprastai pasirenki gyventi dabar ir viskas teisingai susitvarko. Gyvenimas dažnokai reikalauja stiprybės, kai jos nejauti, ramybės, kai viskas griūva, tvirtumo, kai norisi pasiduoti. Būna, kad gyvenimas reikalauja žengti pirmyn, nors viduje dar skamba praeities spalvų aidas. Kartais jaučiu, kad mano patirtys buvo kitokiam pasauliui, nei regiu dabar. Pasauliui, kuriame kantrybė turėjo vertę, žmonės mokėjo laukti ir dalintis, skausmas ir meilė buvo ne viešas, o asmeniškas reikalas. Šiandien viskas greita, triukšminga, technologiška. Visi atsakymai turi būti čia ir dabar. Vis dažniau pajaučiame, kad vienu metu turime būti stiprus, bet ne per daug rimti. Jautrus, bet ne per daug pažeidžiami. Panašu, kad gyvenimas labiausiai reikalauja prisitaikyti. Kartais nedaugiau nei atrodo įmanoma. Ir vis dėlto, ar galime rinktis? Galime. Tik ne visada tai, kas lengviausia šiai akimirkai. Galime rinktis tarti žodį, net jei to nesinori. Galime rinktis eiti į priekį, nors žingsniai vos girdimi. Bet galbūt tai ir yra mano bei tavo didžiausios laisvės akimirkos. Ne visada pakeisti aplinkybes, bet visada pasirinkti, ką darysime su jomis. Šiandien renkuosi atvirą, drąsesnį buvimą dabar, nors gerai žinau, kad stebuklų tikėtis nereikia. Praeitis jau pasiėmė savo didžiąją dalį, liko ženkliai mažiau, tačiau žymiai brangiau ir vertingiau man pačiai.